Metas pokalbiui pinigų kartoje. Šį vakarą mūsų viešnia, edukologija Austėja Landsbergienė. Sveiki, Austėja. Labadiena. Viename bendrame renginyje mes kaip ir kalbėjome apie tokį dalyką kaip jaunoji vaikų entreprenerių karta, kurią galima ugdyti. Na, pinigų karta, jeigu taip galima sakyti. Ir nemažai žmonių žodį pinigų karta kalba tokia lyg ir šiek tiek negatyvia prasme. Kad, na, štai jaunai kartai rūpi vien tik tai pinigai ir taip toliau. Kaip Jūs manot, nuo ko turėtų prasidėti ir apskritai kokie turėtų būti vaiko ir pinigų santykiai, augančio vaiko? Iš tiesų, visi įvykiai, kurie vyko pasaulyje 2008-2009 metais, ar ne, rodo, kad žmonės turi per mažai žinių apie pinigus ir per mažai gebėjimų susijusių su pinigais. Ir labai dažnai, aš susiduriu su jaunais žmonėmis, tarkim net, kurie nesugeba visiškai taupyti, nesupranta, iš ko susideda jų atlyginimas ir taip toliau ir panašiai. O visi šitie dalykai, mano manymu, tai yra abėcėlė. Ir apskritai visai neseniai buvo paskelbtas Kembridžo tyrimas, kad pinigų įpročiai, kaip žmogus elgsis su pinigais gyvenime, formuojasi iki 7. Nemaža dalis tėvų, tokio amžiaus vaikus bent jau stengiasi lyg ir atriboti, atitolinti nuo tokių sunkių dalykų, kaip tarkim ten pinigai, ar susėjais galai, ar ten taupimas, ar dar kažkas. O jūs taip atvirkščiai sakot, kad tai kaip tam vaikui, ką jam pasakot, 5-6 metų vaikui apie pinigus? Apie pinigus jau galima pradėti kalbėti su maždaug 3 metų vaiku. Ar ne, 3-metis jau puikiai supranta tokias sąvokas, kaip taupyti ir išleisti. Ar ne, o kaip to mokyti tokio amžiaus vaiką? Tai visų pirma, galima pradėti nuo to, kad su 3-mečiu jau mes kalbame apie tai, kad, turi palaukti. Ar ne? Ir kodėl turi palaukti? Labai dažnai tėvai sako, neturiu pinigų, dabar nepirksiu. Bet vaikas gi mato, kad tėvai perka. Taip. Tėvai perka maistą, tėvai perka daiktus, kurių reikia. Galų gale jie mato kažkokią tai mistinį daiktą kortelę, kurią galima atsiskaityti, ar ne? Ir tada ta sąvoka, neturiu pinigų, kai vaikas dar nesupranta skaičiaus, nes vaikas mąsto konkrečiai, ar ne? Pinigai ir skaičiai yra abstrakcijos. Tai vaikui, jeigu tu perki duoną, vadinasi, tu turi pinigų. Dėl to vaikui reikia aiškinti, kad, šiandien mes nepirksime, tu turi palaukti. Tada vaikas gali klausti. Vaikas krenta ant žemės ir pradeda spardytis. Bet čia ir prasideda tėvystė, ar ne? Ar motinystė. Nes mes su vaiku turime kalbėti apie tai, kaip palaukti apdovanojimo. Tai yra, tie, kurie kalba apie emocinį intelektą, jie tai įvardina kaip vieną svarbiausių gyvenimo gebėjimų, ar ne, kad, netreptelėjau koja ir atsirado, kad turiu ilgai ir sunkiai dirbti, kad kažką gaučiau. Labai elementarus pavyzdys. Į vieną stiklainį deda pinigus, kuriuos gali leisti, į kitą, kuriuos taupo. Vėlgi kartais tėvai iškelia tokį neįmanomą dalyką, kaip 3-mečiui susitaupyk dviračių. Taip. Jam vėl tai yra per ilgas laikas, jam tie 2 mėnesiai, net jeigu tai bus, tai yra absoliuti amžinybė. Tokio amžiaus vaikeliui tai turi būti kelios dienos. Tarkime, šiandien gavai pinigėlių, rytoj gavai pinigėlių, jau šiandien eisim pirkti ledų. Ar ne, kad jis suprastų, kad už šios dienos pinigėlius dar negaliu nusipirkti ledų, bet jeigu aš kelias dienas taupysiu, jau galėsiu savo tą leisti. Einant toliau, jūs sakot, nuo kada turėtų būti vykdomas toksai tęstinis ekonominis švietimas, jau kalbu apie rimtesnius dalykus? Kaip jūs ir minėjote, tėvai nori vaikus apsaugoti. Kodėl vaikelis, mažutėlis, 8 metų turi žinoti apie tai, kad mes susidurėme su finansiniais sunkumais? Visų pirma, vaikai nėra neprotingi, jie mato, jaučia ir supranta iš nuogirdų, iš tėvų elgesio ir visa kita. Ir puikiai visi žinome, kad tai, ko mes nematome, yra daug didesnis baubas, negu tai, ką mes matome ir apie ką mums kalba, mums suprantama kalba. Tai jeigu šeima susiduria su finansiniais sunkumais, reikia apie juos su vaiku ir kalbėti. Lygiai taip pat nuėjus į parduotuvę. Su vaiku jau tokiu galima, tarkime, jam duoti 10 eurų ir sakyti, tu išrinksi šeimos pieno produktus. Mums reikia pieno, grietinės, sviesto, varškės. Ir vaikas eina ir pradeda matyti, kaip pinigai susisieja su daiktais, kuriuos galima už tuos pinigus nupirkti.
ir jis mokosi priimti sprendimus. Ar ne? Nes jeigu tokio amžiaus vaikui, pradinės mokyklos, mes jo nemokome priimti sprendimų, jis nueina ir išsirenka kokią tik nori varškę, dažniausiai pirmą pasitaikiusią. Bet jeigu mes jam duosime keletą pasirinkimo variantų ir jisai, turės tilpti į tą sumą, kuri jam yra duota, jis pradės, ieškoti sprendimus. Sakys, žinai, gal geriau aš noriu tos grietinės, nes ją labiau mėgstu, o sultis nusipirksiu ne tas, bet kurios skonis, kurių lygiai toks pat ir aš nepajusiu jokio skirtumo. Nes pradinės mokyklos amžiaus vaikas jau turėtų turėti pinigų, kuriuos jis galėtų išleisti kam panorėjęs ir tai pajustų pasekmes. Nes galbūt draugas taupė ir nusipirko enciklopediją, kurios mes abu norėjom. Enciklopedija, ar rimtai? Pavyzdys tai jau atsiprašau. Aš turėčiau tokį pavyzdį, ar nesakyti, nežinau, riedučiai, ar ne? Noriu aš tokių riedučių ir mano draugas nori, bet aš tai nusipirkau saldainį, tai bandelę mokykloje, tai dar kažką ir neturiu riedučių, o draugas turi. Ir tėvai tada nuperka riedučius? Neturėtų. Bet dažniausiai nupirks. Čia vėlgi mūsų kaip tėvų atsakomybė. Tokiu atveju pasakyti, tada jau mielasis ar mieloji, laukiam gimtadienio. Ir taip vaikui gali būti labai skaudu. Kaip jūs ir pavyzdį tą davėte. Ir nekrenta ant grindų ir šaukia mažesnis, vyresnis, jis gali trenkti durim, jis gali sakyti, jūs patys baisiausi tėvai pasaulyje, ar ne? Ir jūs niekada manęs nesuprantate ir panašiai. Tai yra normalu. Niekas nesakė, kad tėvystė bus lengva ir niekas nesakė, kad užauginti žmogų atsakingą, suprantantį yra lengva. O kada turėtų būti pradedami tie vadinamieji verslumo pagrindai? Tai yra, ką jūs ir minėjote, entreprenerių karta. Tai yra tie, kurie jau supranta, kad pinigus galima ne tik sutaupyti, pinigus galima užsidirbti ir ne tik ten padėjus mamai sutvarkyti virtuvę, o kažkokiais kitais būdais. Taip. Šiaip yra rekomenduojama jau maždaug 11-13 metų vaikams pradėti apie tai kalbėti. Pradėti su jais diskutuoti, galbūt netgi supažindinti juos su kortele, nes jau jie turi tą vadinamąjį abstraktų įmąstymą, ar ne, jie gali suprasti, kaip tai veikia. Tai, gali būti šeštadienio išvyka, nuvažiuoja visa šeima į banką, vaikui išimama kortelė, viskas paaiškinama, ar ne, jis taip gali pradėti taupyti. Tada tas santaupas kažką su jom daryti, ar ne, vėlgi, jeigu tėvai to neišmano ir mokykloje tai nėra skatiname, tai iš kur tam vaikui žinoti. Bet ar dabar verslumo skatinimas, ar jisai pats iš savęs, jis yra absoliutus gėris? Nes, sakykime, tam tikrą prasme, jeigu žiūrėti į verslumą ir į verslus, jų labai aiškus pagrindinis tikslas, taip? Maksimizuoti pelną. Taip. Normalaus verslo. Tuo tarpu, ar augančiam paaugliui ta vertybė turi būti labai smarkiai diegiama? Čia yra tas vadinamas kritinis požiūris į verslumą. Čia vėlgi reikia suprasti. Ar mes tai vadiname vertybę, ar mes tai vadiname gebėjimą. Ar ne, gebėjimas elgtis su pinigais, mano nuomonė, yra gyvybiškai būtinas kiekvienam žmogui. Tai čia yra teoriniai modeliai. Taip. O praktikoje, skalėje nuo 1 iki 10, Lietuvos šeimų, tėvų ir mokyklų pasirengimą būtent ugdyti žinias apie pinigus ir ekonominį švietimą, kiek vertintumėte? Lietuvoje šiuo metu yra didžiuliai skirtumai. Tarp tų pačių tėvų ir tarp tų pačių mokyklų. Vienose mokyklose į tai yra žiūrima, kad mes turime tą daryti, mes norime, kad vaikai būtų finansiškai raštingi. Taip. Būtent tas finansinis raštingumas, ar ne? Kitose mokyklose tai yra žiūrima kaip, kam vaikam to reikia. Nedarykime iš visų čia dabar verslininkų. Taip. Labai priklauso nuo to, koks yra vadovo požiūris, koks yra mokyklos tarybos požiūris, nes Lietuvoje tai kol kas nėra reglamentuojama. Yra kiekvienos mokyklos atskiras. Taip. Nėra bendro švietimo sistemos sprendimo, kad Lietuvai reikia finansiškai raštingų vaikų. Aiškiai tai pasakyta nėra. Bet vėlgi noriu grįžti prie to tyrimo, ar ne, kad jeigu jau yra nustatyta, kad mūsų elgesys su pinigais, tai kaip mes elgsimės vėliau gyvenime susiformuoja iki 7 metų ir baigia formuotis nuo 7 iki 10, būtent iki to abstraktaus mąstymo susiformavimo. Tai
mums yra nepaprastai svarbu tą su vaikais daryti, bet tėvai to nežino. O kas išmokys tėvus? Pedagogai. Bet nėra dar pedagogų, dar nėra mokyklos. Taip, dėl to tai ir yra procesas. Dėl to, Roma irgi ne per naktį buvo pastatyta, ar ne? Ir pradėkime nuo savęs. Tėvai, kurie apie tai žino, gali eiti ir sakyti, aš galiu papasakoti jūsų klasiai. Ar ne? Tuo pačiu mokytojai išgirs. Mes jau 20 metų kalbame apie tai, kad mokykla nebėra, kur mokytojas yra visažinis, kur vaikai yra kiauros, tuščios, ne kiauros, o tuščios puodynės ir mokytojas ateina į juos supilti žinių, ar ne? Taip. Dabar jau yra kitokia visai visuomenė, mes dalinamės informaciją, kažką žino vaikai, kažką žino mokytojas, ko žino mokytojas daugiau, jisai pasidalina. Tėvai yra bendruomenės nariai, ateikite, papasakokite. Mokytojai, papasakokite vaikams. Vaikai turi begalę klausimų. Aš galiu labai konkretų pavyzdį pasakyti. Kuo daugiau, taip, tuo geriau. Kadangi Lietuva keitėsi valiuta, mes į mokyklą pakvietėme iš vieno banko atstovų komandą, kad vaikam papasakotų. Ir įsivaizduojate, žmonės pasiruošė, atėjo, papasako ir net jų vaikų nėra mokykloje. Bet tiesiog... Bet gal jie iš karto su kortelėm atėjo ir pradėjo sąskaitas atidarinėti? Ne, jie norėjo, nes kiekvienas žmogus, aš nuoširdžiai to tikiu, turi viduje norą dalintis ir padėti. Ar ne? Ir ypač vaikams, augančiai Lietuvos kartai, ar ne? Ir jeigu jų nuoširdžiai paprašo, jie mielai ateina. Tai mokytojas, kuris nežino, ką daryti ir kaip daryti, gali paprašyti tėvų, kad jie ateitų. Galų gale paskambinti kurį nors banką. Aš manau, kad bet kuriame mieste į visus paskambinus iš kažkurio atsiras geranoriškas žmogus, kuris ateis ir papasakos. Svarbu nesupainios su greitųjų kreditų bendrovėm, kad jie neteitų ir nepapasakotų, kaip reikia su pinigais tvarkyti. Pinigų įtaka, šiek tiek kitas klausimas, Austėja, pinigų įtaka mokykloje, ypatingai paauglių tarpe, tai yra, kai atsiranda ir pinigai patys iš savęs, ir mobilūs telefonai, kurie yra labai visa skirtingi, ir drabužiai, ir visi kiti dalykai, elektronika. Kiek tai turėtų būti kontroliuojama? Ar vis dėlto turi būti palikta savieiga, jeigu mes turim tėvus, kurie dovanoja kiekvienais metais po naujausią telefono modelį, tai yra viskas tvarkoja ir to nereikia mokykloje kontroliuoti? Šiaip mokyklai labai sunku yra suvaldyti visus tos procesus. Jau dabar mes žinome, kad nemažai patyčių dėl to kyla. Ir kibernetinės patyčios ypač būtent kyla iš to, kad vaikai per pertraukas, ypač per ilgesnės pertraukas, nėra kontroliuojami. Ir jeigu anksčiau vaikas patiriantis patyčias, bent jau išėjęs iš mokyklos, galėdavo jaustis saugus ir ramus, tai dabar to nebėra. Ir tai yra didelė grėsmė, nes vaikai nesijaučia saugus. Ir, jeigu abu tėvai dirba, abu tėvai yra užimti, o dabar tokių šeimų irgi yra dauguma, tai gali net užtrukti laikas nuo tada, kai tos patyčios prasidės, iki tada, kai bus pastebėta. O vaikas nebūtinai, kai mes kalbame apie paauglį, ateis ir išsipasakos, nepaklaustas ir nepastebėtas. Tai man labai patinka tos mokyklos, kurios vis dėlto nusprendė, kad jose nereikia telefonų. Visiškai. Dėl to, kad yra mokyklos administracija, kur yra telefonas ir jeigu vaikas privalo kažkam paskambinti, jis gali nueiti į administraciją ir ten paskambinti. Visų pamokų metu telefonai turi būti išjungti ir jie turi būti rūbinėje. Ir vaikas, aš puikiai suprantu, kad tėvai nori turėti kontaktą su vaiku, jeigu jis eina į būrelius, galbūt grįžta vėlai vakare ar ne anksti temsta. Svarbu. Bet tada mes turime su vaiku susisiekti, turėti galimybę po pamokų. Pamokų metu mums reikia vaiko, mes jo netrukdome, paskambiname į administraciją, perdodame žinutę. Vaikui mūsų reikia, lygiai taip pat jis gali per administraciją su mumis susisiekti. Tokiu būdu vaikai iš tiesų atėję į mokyklą, visų pirma, socializuojasi tarpusavy
Visų antra, mokosi, nes mokyklose yra ir kompiuteriai, ir tie patys planšetiniai kompiuteriai, kurių jiems reikia tam, kad jie, tobulėtų, edukuotųsi, mokytųsi ir taip toliau ir panašiai. O visa kita, už ką pedagogai nėra atsakingi ir tikrai negali kontroliuoti, ar ne? Neįmanoma žiūrėti, ką vaikai, kiekvienas vaikas kiekvieną momentą daro ar po stalu, ar tualete, ar koridoriaus kampe ir visa kita. Tai man iš tiesų patiko tos mokyklos, kurios nusprendė, kad vis dėlto palikime tai po pamokų. Ir buvo pastebėta, kad buvo suvaldyta daug procesų, tokių, kurie nėra sveikintini mokyklose. Čia viena. O antra, kalbant apie jau tuos, paauglius, su jais irgi reikia apie tai kalbėti. Ar ne? Mes labai dažnai sakome, kad ypač paaugliai jau mokyklą atėjo mokytis ir mano uždavinys yra mokytis, bet aš vėlgi visada grįžtu prie to, kad, kaip medikas duoda Hipokrato priesaiką, ar ne, tai pedagogas duoda priesaiką ugdyti. Ne, pasirinkdamas pedagoginės studijas, jisai sako, aš ugdysiu žmonės. O tai reiškia, auklėsiu, lavinsiu ir mokysiu. Tai mokymas yra tik trečdalis. Ir norėdami, kad tie žmonės būtų pilietiški, sąmoningi ir kad galų gale suprastų, kaip, jaučiasi kitas, kuris galbūt to neturi, ar ne? Nes mokykla vis viena yra kol kas, tai yra bendrasis išsilavinimas, tai yra bendruomenės dalykas. Tai galbūt vertėtų to atsisakyti. O tėvams aš dažnai patariu, kokio reikia telefono vaikui. Tokio, kurio jisai atsilieptų ir parašytų žinutę. Ne, vaikui reikia Apple iPhone 6. Aš suprantu, kad jam atrodo, kad jam reikia. Ar ne? Bet vėl mes esame tėvai ir mes apie tai turime vėl ir kalbėti. Būtent kalbant, vėl grįžtant prie to, apie ką reikėtų kalbėti su pradinuku, tai ar tau tikrai reikia, ar tau tik atrodo, kad reikia. Nes, galbūt tu labai nori dar 5 poros batų, bet ar jos reikia, ar tu tik jos nori. Ir kai mes su vaiku apie tai pradedame kalbėti anksti, jau maždaug 9-10 metų vaikai labai drąsiai ir be jokio pykčio priepuolio gali pasakyti, žinai, vis dėlto nelabai man reikia. Ačiū Austėja už pokalbį, tai buvo edukologė Austėja Landsbergienė, kalbėjomės apie vaikus ir pinigus, o apie pinigus kalbėsime ir toliau Pinigų kartoje.